Treneri, pasitikot naują sezoną, kokios nuotaikos, kokie įspūdžiai, kaip viskas atrodo šiandien? Tai nuotaikos kaip ir normalu, pirma treniruotė, visi vieni kitų pasiilgė, išsiilgė ir normalu, kad tos nuotaikos tikrai labai geros. Ta visa atmosfera, sakau, ir jaudulys buvo, ir smagu vėl sugrįžti, vėl dirbti, vėl pamatyti žaidėjus, tai nuotaikos tikrai labai geros. Pirmą treniruotę, tikiuosi išlaikysim kuo ilgiau. Kiek čia žmonių, gana daug buvo šiandien treniruotė? Netoli to jau pilno, kaip sakyti, pilnos sudėties, bet šiandien treniravosi 3 vartininkai ir 18 žaidėjų, tai daugiau mažiau dar laukiame poros. Tai, sakau, labai patenkintas tuo, ką matau aikštėje ir tą, ką matau rūbinėje. Kaip naujokai jaučiasi, kaip elgesi atrodo, kaip? Ja, elgesi, kaip sakyti, normaliai. Turiu omeny, kad dar nedrąsus, nes faktas kažkam nauja aplinka, taip gal kažkiek pažįstamų yra, nes vis tiek susitikę su kai kuriais yra aikštėje ir taip toliau, bet dar tikrai sunku pasakyti apie juos labai objektyviai, bet mąstosi, kad tikrai visi žaidėjai turi kokybės ir manau, kad duos tikrai savo indėlį komandoje. Ir kokie planai dabar porą savaičių iki kontrolinių, po to jau kas savaitę po rungtynės bus, tai kaip daugmaž vyks tas planas pasirengimo? Jo, tai jau esame su visų personalu štabu sudėlioję tą visą pilną mūsų pasiruošimo planą, nuo draugiškų rungtynių iki treniruočių visų, tai Stengsimės išlaikyti tą nuoseklumą, stengsimės kuo įmanoma geriau paruošti tuos žaidėjus, kad jau sezono pradžioje tie rezultatai ateitų. Ir pagrindiniai tikslai dabar ir yra, kad užkraut gerai baterijas, nes vis tiek sulyginti jų fizinį tą pasirengimą, nes vis tiek vienai patosugavo, kitaip, tai reikia dabar, kad visi judėtumėm vieną linkmę. Ką, tai dėkui už žodį, sėkmės sezono pradžioje. Ačiū Jums.